Sveiki. Mes ir vėl su jumis ir šiandien išskirsime paakius, pakalbėsime apie paakių zoną. Tai visų pirma, anatomija paakių zonos yra tokia, kad jie yra žymiai plonesni nei visas veidas, oda yra žymiai plonesnė, yra žymiai triklesnė. Iš tikrųjų pati ploniausia vieta visame gauna žymiai daugiau streso, norim visuomet mirksim, tai iš tikrųjų žymiai greičiau gaminasi raukšlelės, sėdime prie kompiuterio, nuo kurios sklinda labai daug dulkelių ir sausėja paakiai. Žiūrime į tolį, akyse yra įtampa ir vėlgi mūsų žiedinis akies raumuo yra įtamptas. Visą laiką dirba. Iš tikrųjų visada dirba ir žymiai greičiau viskas gaminasi. Ir raukšlelės kartu su tuo. Tai kitas klausimas yra turbūt daugelis galvoja, ar iš viso verta naudoti akių paakius. Paakių kremą. Gal tai yra tik tai komercija ir gal tai yra nereikalingas kažkoks dalykas, papildomi pinigai. Tai kaip ir sakė Rasa, iš tikrųjų oda yra pati ploniausia visam kūne, visoje odoje. Tai tikrai verta naudoti dėl to, kad reikia naudoti, dėl to, kad gali būti tokių problemų. Kaip pavyzdžiui, jeigu naudojat veido kremą ir paakiams, gali būti problema, kaip vadinami milimai, gal matėte, tai yra tokie balti taškeliai uždari, kurių po to pačios neišsinaikinsit. Tai yra būtent dėl to, kad kremas yra per sunkus, molekulės yra per didelės, tiesiog paakių oda negali susidoroti ir tokia yra apkrauta ir tokia reakcija. Tai iš tikrųjų visai yra kita konsistencija, kiti ingredientai, kurie skirti būtent paakių odai. Tai gali didėti ir akių dirglumas, ir ašarojimas atsirasti nuo to. Tai kokios būna problemos? Pagrindinės problemos visgi dažniausiai būna paburkimas, patamsėjimas, išsausėjimas ir raukšlelės. Tai pradėsim nuo paburkimo. Tai paburkimai dažniausiai būna limfos sutrikimai, tiesiog prastas limfos nutekėjimas, gali būti dažnai nuo inkstų nepakankamumo, gali būti nuo neišsimiegojimo, nuo netinkamų metų naudojamų, tarkim, skysčių. Tai patarimas yra, kad būtinai miegokite labai gerai išvėdintoje patalpoje, ant šiek tiek žemesnės pagalvės. Ir negerkite daug skysčių prieš miegą. Taip, ne tik alkoholio, bet ir arbatų ir vandens, tiesiog venkit prieš pat einant miegoti, kad ir tai nebūtų paatinė paakiai. Taip. Tai patinusiems, paburkusiems paakiams visada renkamės lengvesnės konsistencijos kremukus, drenuojančius labiau. Tai mano atradimas yra iš tikrųjų Soskino paakių serumas, kuris labai gerai nuima patinimus. Ir jis labai lengvas būtent, kaip sakė, želė tokios. Jis visiškai kaip, nežinau, vandenėlis galima sakyti. Tai pagrindiniai ingredientai yra kofeinas, azinė centelė, gliukozė gali būti, tai būtent tie ingredientai, kurie drenuoja ir nuima mums paburkimus. Antra problema tai yra patamsėję paakiai. Tai kaip sakėm, kadangi oda labai yra paakių plona, tai tas iš karto matosi. Tai yra dėl to, kad yra sutrikusi šiek tiek kraujotaka, nepakankamai mikrocirkuliacija nepakankama. Tai ką rekomenduojame, tai gali būti kompresai, tokie kaip šalto karšto, kontrastiniai. Taip pat padaryti tokius paspaudimus kaip masažą aplink akis, tai gali tiesiog tokiais šiek tiek stipresniais judesiais gali pastimuliuoti. Tai iš tikrųjų ir įtepant kremą ir apskritai dienos metu, jeigu prisimena, tai tikrai tas padėtų, nes jūs tiesiog pastimuliuotumėt kraujotaką. O dabar dėl kremų tai tiktų tokie ingredientai šviesinantis, kaip vitaminas C, vitaminas A, dumbliai, jūriniai, kolagenai ir panašiai. Taip. Tai iš tikrųjų su patamsėjusiais paakiais yra tiek, o kita problema yra sausi paakiai. Tai dažniausiai išsausėjimas paakių atsiranda nuo išorinių veiksnių, nuo saulės, nuo kompiuterio. Netinkamų produktų naudojimo. Produktai gali būti mityba. Tai sausiems paakiams mes jau rekomenduojame, kad gali būti šiek tiek sunkesni kremukai. Tai gali būti ingredientai kaip pantenolis, gali būti hialuronas, gali būti keramidai. Tai tokie ingredientai, kurie ir pridrėkina ir kartu palieka minimalę tokią plėvelę, kuri neleidžia garuoti ir apsaugo kartu. Dar nepaminėjau, kaip tepame kremą. Kaip Ieva sakė, jeigu turime, tarkim, kraujotakos sutrikimų, patamsėjusius paakius, tai dedame tokiais ganėtinai stipriais paspaudimais. Jeigu tiesiog tepame kremą, tai tepame visada nuo išorės į vidų apatinį voką, tik tai nuo išorės į vidų, taip negaminsime savo papildomų raukšlelių, o
paviršutinis vokas eina Jo. nuo centro į Ir apskritai nepamiršti viršutinio voko, nes dažnai pamirštama. Ir dar kita problema, tai aišku, yra tos raukšlelės aplink akis, tai jau tada galėtumėte rinktis tokius ir stipresnius ingredientus, kaip retinolis, jo stimuliuojančius. Tai retinolis, vario peptidai, matrix peptidai, varis. Vėlgi ta pati gliukozė iš tikrųjų atmerkia akitas. Iš tikrųjų čia yra patys pagrindiniai tokie stimuliuojantis. Tai pasikartosim, kad būtina naudoti atskirą paakių kremą paakių zonai, nenaudoti bendro kremo visam veidui. Tai vien dėl to, kad paakiai yra per ploni. Ir dar gal pasakysim, kad galite ir kreiptis į kosmetologą, nes tikrai yra daug labai procedūrų, kur tiktų paakiams, tiek mesoterapija, tiek iš tikrųjų, galim pradėti vien tik nuo to, kad ateiti pas kosmetologą, kad jis padarytų mums limfodrenažinį masažą, kuris tinka tiek paburkusiems, tiek patamsėjusiems. Pagerinti cirkuliaciją. Taip, paakiams. Tai tiek. Iki.